Sveikos mielos damos, kviečiu į trumpą kalanetikos mankštą kartu su manimi ir galbūt fone besigirdinčių lietučių. Kelsime rankas į viršų, keletą kartų įkvėpkime, iškvėpkime ir viršuje pasiliekam. Ištiesiame nugarą, dubenį laikom po savimi, spyrame į šoną, ranką atsiremiam ties klubais. Kas norite šiek tiek kitaip, galima apkabinti save ir lenktis giliau, pasukti galvą, pasukti delną į viršų. Pulsuojame taip 1 minutėlę arba tiek, kiek leidžia mūsų galimybės. Keisime puses po truputėlį. Užbaigsime, keliausime aukštyn. Keletą kartų dar giliai įkvepiam, iškvepiam ir pasiliekam. Pakartoti tą patį kitą pusę. Kojos mūsų plačiai, dubuo švelniai po mumis, svyram į kitą pusę, dedam rankutę ir lenkiamės pulsuoti 1 minutę arba tiek, kiek turim jėgų ir nuotaikos šiandien. Nusileidžiam žemyn. Kitam pratimui po truputėlį pakelsime kojas, suvesime arčiau viena kitos ir pakilnosime kulnus, išmankštinsime pėdas. Pasiliekam ties viena koja, kelsim ją priešai save, vesime į šoną keletą kartų, laikom pusiausvyrą, stebim savo nugarytę, kad ji išliktų tiesi. Ir toliau šiek tiek pabūsime, papulsuosime, ištiesime rankas į šoną ir pabūkime tai 15-20 sekundžių. Pratimą užbaigus. Ta patį atliksime kitą pusę, kitą koją. Keliame prieš save stačiu kampu, vedame į šoną, patempiant pirštus. Mūsų nugara tiesi, pečiai nuleisti. Nepamirštam kvėpuoti. Taip, ir papulsuoti. Koją ištiesiam į šoną, rankas irgi į šalis ir liekame 15-20 sekundžių. Pulsuoti, pratimas stiprina mūsų kojas, dailina mūsų šlaunis ir visą kūną, nes visas kūnas tikrai aktyvus. Kitam pratimui mums gali prireikti atramos, tai siūlau pasimti kėdutę ar atsistoti arčiau palangės. Pradžiai mums reikės tiesiog suglausti kulnus, vieną šalia kito ir pakilti į viršų. Pakilus mes suartinam kulnus ir abi kojas kartu tūpsime žemyn. Kylame į viršų, keletą kartų galime dinaviškai atlikti ir po to pasilikti, papulsuoti. Kalanetiškai, kaip mes vadinam, viena ranka gali būti grakščiai į priekį ar į viršų, o jeigu išlaikome pusiausvyrą, net abi rankos gali būti pakeltos. Pulsuojame pagal savo galimybės ar net visą minutę. Ir pratimą užbaigus, atsikvepiam, palaiduojame kojas ir keliausime prasitempti. Tai atsistosime plačiau, kojų pirštai žiūrės tiesiai ir pasilenksime į priekį. Po truputį tiesia nugarą, tiek kiek leidžia mums lankstumas, galima atsiremti į šlaunis, į blauzdas. Kas pasiekėte giliau, žemiau, galime pačiupti už kojų. Galbūt išsitempti rankomis į priekį ir po to pasisukti ties kiekvieną koją, priartėjant link šlaunies ar ne tiek, kiek mums lankstumas šiandien leidžia ir pratimus. Užbaigus galime pakilti aukštyn. Ačiū labai, kad mankštinotės kartu. Pratęsimo kviečiu į Editos studiją. Iki pasimatymų.